vieno raštą visai nesimokęs, Jėzus jiems atsakė, mano mokslas ne mano, bet to, kuris mane siuntė. Kas nori vykdyti jo valią, supras, ar tas mokymas iš Dievo, ar kalbu iš savęs. Kas iš savęs kalba, ieško savo šlovės, o kuris ieško jo siuntėjo šlovės, tas teisus ir nėra jame neteisybės. Klausimas, ar tas mokymas iš Dievo. Pradžioje įtikėjimo, tai turbūt labai viskas paprasta. Kiekvienas įtikėjimas, tai reiškia pati pradžia, kai mes suvokiam, kas yra Dievas, kas yra Kristus, kas esu aš. Viskas keičiasi tada. Tiesiog atsiveria akys, mes pradedame matyti kitaip, suprasti kitaip, bet vėliau kažkas vėl, ateina, bent mano gyvenime tai buvo. Evangelija, ta gera žinia, kurią mes turime apie Jėzų Kristų, apie jo atliktą darbą, perkelė mane į kitą suvokimą. Bet čia, dabar žiūrėkime šitas eilutes, yra dvi kategorijos žmonių, nors paskiau pažiūrėsim, kad yra ta pati viena kategorija ir galbūt net kiekvienas iš mūsų tai turi. Tas klausimas, 17 eilutė, kas nori vykdyti jo valią, supras, ar tas mokymas iš Dievo. Taigi, yra žmonių, Jėzus čia atskleidžia, Dievas atėjęs į šitą žemę, jisai žodis tapęs kūnu ir sako, kad dabar kas nori, tai reiškia, yra noras vykdyti jo valią. Kas iš mūsų nori vykdyti jo valią? Taip tyliai, Aš. Kiekvienas. Pirmoje eilutė 7 skyrius, mes čia žiūrėsim vėlgi, kad pamatytume kontekstą, yra kitas noras buvo pas žmonės. Pažiūrėkime, 1 eilutė 7 skyrius. Tada Jėzus vaikščiojo po Galilėją, jis nenorėjo eiti Judėją, nes žydai ieškojo progos jį nužudyti. Dabar žiūrėkime, ko norėjo žydai nužudyti. Šita eilutė nori vykdyti valios, atrodo visiškai skirtingi, geriečiai ir blogiečiai. Čia aišku, čia pirma eilutė, tai čia pats baisiausias dalykas. Gyvenime, pasaulyje, tai čia yra išvis piktžodžiavimas, čia viskas. Pats blogis, ieškojo progos nužudyti. Niekšai. Bet dabar žiūrėkit. Pradėsiu nuo savęs, aišku. Ar aš ieškau progos nužudyti kažką? Kaip čia, negali būti net to minties tokios. Bet iš tikrųjų, žiūrėkite, jeigu žmogų kritikuoju, aš prieinu prie to, kaip, pavyzdžiui, yra apaštalas Paulius. Atsimenate, kai buvo Saulius, ką jis darė, jis persekiojo bažnyčią. Ir dabar vėlgi noriu pasidalinti daugiau gal šiandien tai, kas vyko mano gyvenime. Ir tai, kas vyksta dabar, gerai? Nes būtent kas yra mokymas, nes šią savaitę irgi išgirdau keletą kartų, kad viskas, tiesiog pasiuntė mane į pragarą, nes ne tas mokymas, nes aš pavadinau vieną žmogų broliu ir mane iš karto tu eretikas, tu ne brolis, tu degsi pragare. Išgirdau tokius žodžius ir mane tai neskaudina, kodėl žiauriai skamba, nes aš taip mąsčiau anksčiau. Suprantat? Ir dabar vis dėlto tas atsakymas, kaip mes galim suprasti, ar vykdom Dievo valią, ar ieškom progos nužudyti. Pažiūrėkime vėlgi tai plačiau, kad matytume 26 eilutę, dar 6 skyrius. Atsiminkime, apie ką čia eina kontekstas. 6 skyriuje vyksta didžiausias stebuklas, koks gali būti matomas žmogui, tai kad pamaitinama minia, ar ne? Ir dabar pasižiūrėkime. Jėzus atsakydamas jiems tarė, tai reiškia, kam tarė? Tiem žydams, kurie buvo pamaitinti, kurie gavo antgamtišką dovaną. Maisto nebuvo, jis atsirado ir žmonės pavalgė. Žmogaus tie poreikiai buvo patenkinti. Ir dabar 26 eilutė sako, iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad matėte ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties. Darbuokitės ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančiam amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas
Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Yra žmonės pažymėti jo antspaudu. Ir vėl mes kaip ir žiūrėjome, ir šią savaitę skaitėme, kai Zacharijo pranašystė yra sandoros kalba. Ir dabar pamatykime, vėlgi sakau, save šitame, kodėl mes Dievo ieškojame. Bet prisiminti taip. Aš iš pat pradžių, taip, mes iš pat pradžių Dievo sukurti, ieškoti jo ir taip toliau, bet troškimai, čia kaip jie norėjo pavalgyti. Troškimai gali būti tokie netgi egoistiniai, bet prie ko toliau Jėzus veda, ko jisai trokšta, ko jisai nori, kad mes turėtum, darbuokitės ne dėl žūvančio, prisivalgėme. Ir dabar žiūrėkime, kaip aš pasidalinsiu savo tokiu liudijimu, Įtikėjau, Evangelija apšvietė akis, tu džiaugiesi, kad tu matai Dievą Tėvą, turi šventą dvasią, šlovinį viešpatį, geri tą gyvą į vandenį, bet eini į bažnyčią ir girdi mokymą. Dabar mokymas ar gerąją, blogąją prasme, nei taip, nei taip. Vėlgi, mes visur tuos mokymus mokykloje matome, yra mokymai. Toliau pasaulyje, jeigu jau mokymas įsistovi, ten yra ideologijos, jeigu religijoje, tai yra teologijos skirtingos, Bet dabar žiūrėkime paprasčiau. Ta prasme, aš kai tikėjau, supratau, kad Dievas padarė didelį pokytį mano gyvenime. Negeriu, nerūkau, nesikeikiu, iš karto. Ten greitai, labai, per kelis mėnesius šitie dalykai baigėsi, o buvau prisirišęs. Ir bendrauju, aplinkui mane buvo dauguma tokių tikinčiųjų žmonių. Gal netgi baisiau ten, dar ne tik, kad ten gėrė, bet ten dar narkotikus vartojo, ir jis tapo laisvas ir taip toliau. Bet dabar žiūrėkit, mes ateinam mokyme. Kam yra mokymas? Išgirstam Evangeliją, tave pakeitė, tu pereini Dievo karalystę, viskas tvarko ir visi su to sutinka. Bet toliau mes turime keistis, taip? Ir mokymas reikalingas tam, kad keičiuosi. Ir taip įdomu, Evangelija yra, girdžiu ir Evangelija dabar reikalinga skelbti visam pasauliu žūstančiam. Aš jau išgelbėtas, patikėjau. Man dabar reikia tik tai keistis. Bet šitas suvokimas dabar šiandien, kaip ne šiandien, bet jau dabar atėjo kitaip visai. Evangelija reikalinga mums. Visada. Nes Evangelija parodo, koks yra Dievas Tėvas, koks yra Sūnus, kokia šventoji dvasia. Ir tai, kad gyvena manyje. Nes kaip čia Jėzus ir sako, mes matysime 6 skyrių, kad jis yra dabar ta duona, aš jį valgau, maitinuosi juo. Ir kai mes tą padėtį Jono 1 skyrių ir skaitėme, kad dabar žodis tapo kūnu, mes vadinamės Dievo vaikais, skaitom apaštalo Pauliaus laiškus, dabar Jėzus gyvena manyje. Ir ta mintis, taip, Dievas manyje. Ir tokio po to mokymas sudaro man tam tikras taisyklės. Nesakau, kad tai yra blogai, gerai yra taisyklės. Bet kai Dievą aš patalpinu į taisyklės, yra kažkas ne taip. Kodėl? Dievas yra tavyje, bet jis nėra tik tai tavyje kaip pasyviai, taip? Jis gyvena tavyje. Gyvena, atlieka tam tikrą darbą. Bet vėlgi, žiūrėkite, aš mačiau, taip, Evangelija mane išgelbsti ir aplinkui matau, kad kiti žmonės, pavyzdžiui, netgi čia šalia yra turbūt ir tarp mūsų, kurie nerūkė, negėrė niekada anksčiau. Nesikeikė. Bet jie pažino Jėzų. O aš buvau kitoj, šitos nuodėmės. Bet dabar žiūrėkite, mes visi suprantame, kad yra tokios nuodėmės kaip vaidmanystė, pyktis, pavydas, ir kažkokios nematomos nuodėmės. Jas tik tai žinom, aš ir Dievas, asmutas. O per bendravimą, tas pyktis, vaidmanystė, pavydai ir taip toliau pasireiškia per bendravimą. Aha, pasireiškia, aš matau, aš įtikiu, taip aš džiaugiuosi, Evangeliją patikėjau, bet visur, kur girdžiu, dabar reikia skelbti Evangeliją ir mokyti. O mokytis tam, kad aš šitų dalykų nedaryčiau. Bet labai įdomu, iš to religiniai terpė, ne tik įdomu, bet toks yra, kaip ir čia mes dabar skaitome tą patį apie tuos žydus. Jie turėjo įstatymą, jie turėjo Mozę ir jie būtų patenkinti. Arba nepatenkinti. Nes aišku, nepatenkinti, nes kodėl jie norėjo nužudyti Jėzų.
Nes Jėzus atėjo išspręsti šitą problemą, jis atėjo išlaisvinti iš nuodėmės, bet iš kokios nuodėmės? Tai, kad paskirtis, ką mes sukurti. Tai va, tai taip yra tas mokymas, ką jisai daro. Tu nerūkyk, negerk ir ne tik, kad nerūkyk, negerk, nesikeik. Aš atsimenu, kai pradžioj mes vis tiek, kai dar gyvenau Vilniuje, negi galima atskirti žmogų jauną, kad jis yra krikščionis ar ne. Jeigu jis nerūko, nesikeikia, nevartoja alkoholio, jau greičiausiai krikščionis. Ir dažnai tai būdavo teisingai. O, jis krikščionis. Jis stengiasi šypsotis. Kada? Jo, ir tai daro mokymas. Tai nėra blogai pats mokymas, bet jinai neatsako į mūsų tą didžiausią poreikį. Supraskime. Kai aš turiu šitą dalyką, ypač toliau, kai pradėti tarnauti, kai čia atvažiavau į Ukmergę, kai pradėjau skelbti Evangeliją, Evangelija vėlgi ta prasme. Tai reiškia, aš įtikėjau išgelbėtas, keičiuosi ir labai noriu, kad kiti keistusi. Kyla noras, kad kiti keiskitės. Nebūkit vaidmainiai melagiai. Ir reikia jiems tik kalbėti šitą žodį. Kodėl? Nes mes visi žinome, kad Dievui patinka, kai žmogus atsisako kažkokių tai dalykų, ar ne? Kai jisai yra toksai laisvas, kai jis džiaugiasi, kai jis nedaro nuodėmės. Ir Dievui nepatinka, kai tu darai nuodėmę. Bet ką tai primena? Žiūrėk dabar. Pavyzdžiui, tėvas vaikas, vaikas kažką tai daro, tėvas bara. Neblogai ką daro, kai gerai pagiria. Piktas, geras. Ir dainame iki Dievo tėvo ir yra mokymas. Dabar žiūrėkite, labai paprastas dalykas. Kada aš pamatau, kad Dievas nepatenkintas, jisai piktas, kai žmogus daro blogai. Skelbiamas žodis ir mokymas irgi tam tikros, aš vėlgi sakau, taisyklėse mes visur, tose teologijose yra skirtingi. Ir kiekviena bažnyčia turi savo įstatus, turi tą savo mokymą, tai yra gerai. Bet koks mūsų tikslas? Būti šitoj dėžutėje, tai reiškia mokyme ir sakyti, kad tu, vėlgi sakau, negerk, nerūkyk, nesikeik. O kaip su vaidmainystė, kaip su melu, kaip su tom nematom nuodėmėm. Labai paprasta religija ir mokymas atsako taip, tu nusidėjėlis. Ir visi nusidėjo. Visi. Ir dabar mums reikia keistis po truputį, kad net ir šitie dalykai keistusi. Ir todėl yra tam tikri dalykai. Yra, dešimtinė, yra taisyklės, yra disciplina, kad šitas dalykas mes eitume šventėjimo keliu. O kaip gaunasi? Supraskite, kodėl, dabar užduotim klausimą, kodėl vis dėlto šitie žmonės, 7:1, kai čia perskaitėm, ar ne, žydai ieškojo progos jį nužudyti. Kodėl? Supraskite, jie turėjo savo religiją, savo mokymą. Jėzus atėjo, ir jeigu žiūrėsim 7 skyrių ir 8 toliau netinai, laužė sabatą, atrodytų jiems. Pagal rabinų mokymą buvo neteisinga. Neteisingai tu elgiesi. Buvo daug kritikos. Ir dabar pažiūrėkite dar, kai mes pradėjom skaityti šitas eilutės, ar ne, kaip šitai šventėjai buvo. Tas klausimas 15 eilutė. Žydai stebėjosi ir sakė, iš kur jis žino raštą visai nesimokęs. Tiem žydams iš karto vyko tokios reakcijos su mokymu. Mes turime mokymą, o tu nesimokęs, žinai, jie pajautė tai, nes pamatė, Jėzus viską žino, Jėzus nežino, kas yra žmogaus viduje. Vaidmainystė, melas, slaptos nuodėmės. Tarpusavį tai bendravime nežino, bet Jėzus žinojo ir tai juos slėgė. Ir jeigu dar žiūrint toliau, tai netgi laužė jų teologiją, daužė, o baisiausia ideologija, nes žydų ideologija irgi tai buvo, tai politika, galėjo būti tam tikros pasiekmes ir taip toliau. Bet dabar žiūrėkite, Jėzus atėjo išgelbėti mus. Išgelbėti ne tai, kad nuo pragaro, taip ugnies ežero, kurie mes kaip iš to teismo ir bijome, Dievas yra piktas, jisai nubaus. Bet per Kristų, ką mes pamatom per Evangeliją? Pamatom Dievo meilę. Pamatom Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus ir Šventosios Dvasios bendrystę. Ir šitą bendrystę dabar mes pradedame gyventi. Ragauti.
Tai reiškia pamatyti, išgirsti, tas ragauti, tai koks yra Dievas, koks yra Jis. Bet, žiūrėkite, kai žmogus, kaip ir yra religinėje sistemoje, tai reiškia, gerai, nerūkai, negeri, arba ten, pavyzdžiui, su kai kuriais gal rūkimas, gerimas dar irgi gali būti tenai, gal kovoja žmogus, arba taip toliau. Bet tada žmogus būna nepatenkintas, kodėl, nes yra pasmerkimas. Religijoje kiekvienoje yra pasmerkimas. Tai reiškia nepatenkintas, nes Dievas nepatenkintas. Tai reiškia, aš kaltinu save. Gerai, kaltinu save, tai reiškia, gerai, gal ne visai aš kaltas, nes jau pavargo žmogus save kaltinti, tada kaltas šalia esantis. Arba aplinkybės, aš gimiau toksai, taip toliau, aš neteisingai gimiau ir tokioj būsenoj bandau teisintis. Žmogus ateina į bažnyčią, kur girdi būtent šitą toksai mokymas. Ar vyksta pasikeitimas, ar ne? Kiek matėsi, čia atėjo mūsų žmonės bažnyčia, taip iš tikrųjų, nustojo rūkyti, gerti, bet toliau eina laikas ir vėl tas pats. Kodėl? Kaltas žmogus, kalta bažnyčia, kaltas aplinkybės, o gal kaltas Dievas? Nes čia iš karto jį kaltino Jėzų kaltino. Bet dabar žiūrėkite, dar kartą, šitam pamatėme, šitoj eilutėj. Mano mokslas ne mano, Jėzus sako, bet to, kuris mane siuntė. Ir čia atrodo lyg kaip prieštaravimas, taigi palauk. Kieno tai mokymas? Taigi Jėzus mokymas, ne? Bet toliau žiūrėkite, kas nori vykdyti jo valią? Nori, yra noras vykdyti jo valią. Tas noras yra irgi iš Dievo. Supras, ar tas mokymas iš Dievo, ar kalbu iš savęs. Problema, kai mes matome Dievo Evangelijoje piktą. Čia šaknis. Čia yra šaknis, kada žmogus pakliūna į mokymą. Kodėl? Nes tai liečia mano mokymą, mano bažnyčios mokymą, mano įsivaizdavimą mokymą ir taip toliau. Ir kas už šitų mokymo ribų, jisai yra atmestinas. Bet dabar problema, vėlgi sakau, išsprendimas yra Jis, kai suteikia tą laisvę. Kas mes esame jame? Dievas yra geras. Kad Dievas, žiūrėkite, jeigu aš kažko tai nepadariau, tai reiškia, Dievas pyksta. Tai yra melas. Dievas nesikeičia. Dievas yra geras. Bet dabar santykis į jį būtent keičiasi, kai aš matau šitą gerumą, kai aš patiriu šitą meilę. Kai šitą meilę keičia mane. Ir dabar tada, supraskite, problema ne su Dievu. Problema ir net ne su manim, ir ne su bažnyčia. Problema iš tikrųjų yra mokyme. Kada mokymas tampa būtent ta jėga, kuri turi keisti žmogų. Bet jinai nepakeičia žmogaus. Jinai tik tai kontroliuoja žmogų. Supraskime, dabar žiūrėkite, paprastai Evangelijoje, čia kai Jėzus atėjo ir sako, kas nori vykdyti jo valią. Ir jeigu taip nuoširdžiai pasakyti, noriu vykdyti jo valią. Jeigu paimti, vėlgi tą patį Paulių, jis norėjo vykdyti valią. Ir ką jis darė? Persekiojo. Bet po to mes matom tas virsmas, jis atsitrenkė į Jėzų. Jėzus sutiko jį. Ir viskas keitėsi. Bet keitė ne kiti žmonės. Keitė ne mokymas, keitė Jėzus jame. Tai, kas mes esame jame. Ir pažiūrėkite, apaštalas Paulius, prisiminkime, Romiečiams 5 skyrių, 6 eilutę. Mums, dar esant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievius. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisųjį, nebent kas ryžtųsi mirti už gerą darį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai. Sugadinti. Nusidėjėliai. Priešai. Žiūrėkite, bet Dievo meilė jau pasirodė. Ir Paulius čia rašo romiečiams, taip, būdamas pats žydas, jis rašo būtent apie taiką. O jeigu romiečiams 8:1 sako, dabar nebėra jokio pasmerkimo tiems, kas yra Kristuje Jėzui. Nes gyvenimo dvasios įstatymas išlaisvino. Ir dabar nebėra pasmerkimo. Supraskime, bet tas kontekstas, pasižiūrėkime dar 6 skyriuje, čia būtent apie tą duoną, kai mes skaitome, 41 eilutė.
Tada žydai ėmė murmėti prieš jį dėl to, kad jis pasakė, aš duoną nužengus iš dangaus. Jie sakė, argi jis ne Jėzus Juozapo sūnus, argi nepažįstame jo tėvo ir motinos, tad kodėl jis sako, aš nužengiau iš dangaus. Dabar steptelkime minutėlį, pažiūrėkime. Jis sako, aš duoną nužengus iš dangaus. Jų dėmesys buvo į kūną, į fizinį kūną, taip, kad būtent jie būtų sotus. Bet Jėzus kalbėjo, būtent taip, metafora, alegorija, bet apie ką jis kalbėjo? Kad jis yra esmė visko. Kad jis duoda tą pasitenkinimą tikrą. Žmogus tampa pilnas, kai jisai valgo jį. Bet sako, žydai murmėti. Jėzus matė, kad jie murma. Kas yra murmėjimas? Nepasitenkimas, nepatenkinti. Ir va štai iš kur atsiranda ta kritika. Aš nepatenkintas taip, nes jie daro ne taip kaip aš, arba kaip mano mokymas daro. Ir jis sako, jie buvo pikti, kodėl? Nes jie sakė, ar jis ne Jėzus Juozapo sūnus. Jie žiūrėjo ką? Į kilmę. Kas tu toks? Toliau, argi nepažįstame jo tėvo ir motinos, tad kodėl jis sako, aš nužengiau iš dangaus. Jiem buvo nesuderinta. Jų teologijai, jų mokymui tai trikdė. Bet Jėzus jiems sako, nemurmėkite tarpusavyje. Žiūrėkite, nemurmėkite tarpusavyje. Ir kai mes matome visą šitą, tą nuostabų paveikslą Evangelijos, kad tai yra taikos Evangelija pirma su Dievu. Taip, yra Dievas, bet jisai duoda tą gyvybę mums, kad mes priimtume kitus. Mokymas. Tai reiškia, tas mokymas, kurį mes čia kalbame, ne? Mano mokslas, ne mano, bet to. Jisai parodyti, kad pats mokymas, šitas mokymas, ar tas mokymas iš Dievo mokymas yra pats Jėzus. Žodis tapęs kūnu. Jis gyvena, jis veikia. Bet jiems tai buvo murmėjimas, kodėl jie buvo nepatenkinti, nors ką tik jie buvo pavalgydinti. Ir pasižiūrėkite, toliau, 45 eilutė. Pranašų parašyta, ir visi bus mokomi Dievo, todėl kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Žiūrėkite, va šitas dalykas. Atėjo, pasimokė. Ką pasimokė? Dar kartą, žiūrėkite, čia sako pranašų parašyta. Kai mes skaitėme pranašus, ar ne, skaitėm Jeremijo pranašystę. Dabar nutrim pirmą skyrių. Kad čia jau mokymas buvo apie ką? Tai, kas yra širdyje. Todėl, kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Tu ateini, tu turi norą jau kitokį. Nekritikuoti, bet priimti meilę. Ir va štai Jėzus, va šitam pokalbyje, ne, kai mes matom šeštam skyriui, sako, aš esu gyvenimo duona. Pažiūrėkime, 7 eilutė, 47. Iš tiesų sakau jums, kas tiki mane, tas turi amžiną gyvenimą. Aš esu gyvenimo duona. Aš esu gyvenimo duona. Šitais žodžiais, jeigu ne, mes visą skyrių, kada skaitėme, matome ką. Jėzus siūlo laisvę nuo nuodėmės. Valgyti šią duoną. O jo gyvenimas, jeigu tu valgai, bus tavyje. Tu būsi jame. Ir dabar, supraskime, kai mes dar nagrinėjom, pamena 6 skyrių dėl tų trupinių, ten pradžioje, ne, kad liepia surinkti net trupinis. Ir dabar kaip tas vaizdas toksai kaip ir prie stalo, jisai, na aišku, tuo metu buvo Izraelis tas stalas. Jis atėjo Mesijas, Izraelio, karalius. Bet kai ta moteris sakė, ar ne, ir šunyčiai valgo nuo stalo. Bet va šitam skyriui, va šitam kontekste dar, supraskime, dabar Jėzus kviečia mus kiekvieną prie stalo. Ir šito stalo vietos yra kiekvienam. Ateiti ir valgyti. Bet matote, priimti Jėzų, gyventi su juo, kaip mes matome šitą valią jo, atrodo, palauk, bet aš neturėsiu to maisto. Bet Jėzus ir pasako, kad nustot gyventi dėl savęs, kada tu pamatai, kas yra jis. Bet čia matote, nustot gyventi savo, tai atrodo pats baisiausias dalykas. Kaip aš nustosiu gyventi savo? Ne. Tada, jeigu tu priimi šitą duoną, tu nustoji trukdyti savo, nes tas gyventi savo mums trukdo. Jėzus apie tai ir sako.
Ir dabar, kai mes turime laiškus, pasižiūrėkime, laiškai, Paulius, dar grįžkime į Romiečiams 13 skyrių, 13 skyrius, 8 eilutė. Čia kalbama šitam 13 skyriui, 12-13, kalbama apie paklusnumą valdžioms. Ar čia kokios valdžios, ideologijos, vienokia aš nepaklusiu, kitai paklusiu. Palikime tai dabar, bet pažiūrėkime 8 eilutę. Niekam nebūkite ką nors skolingi. Romiečiams 13:8. Išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli kitą įvykdė įstatymą. Myli kitą, įvykdė įstatymą. Įvykdė. Jėzus atėjo kalno pamokslę įvykdyti kiekvieną raidelę. Jis įvykdė. Jis sušuko atliktą. Jis parodė meilę iki galo, jis nuplovė kojas ir taip toliau. Jis parodė tai. Ir dabar žiūrėkite, čia toks Paulius paaiškina, aišku, romiečiams, kaip sako, romiečiai buvo, jeigu skaitom 1-2 skyrių romiečiams, tai mes matome, taip, jie tokie nutolę lygtai, bet meilė jiems parodė. Jie turėjo įstatymą širdyje. Bet tas paaiškinimas yra koks? Žiūrėkime, juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, neteisingai neliūdik, negėsk ir kiti yra apibendrinami posakiu. Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro blogo artimui, todėl meilė įstatymo išpildymas. Štai kodėl, kaip aš sakau, šiandien mes atrodo, kad turime čia 2 kategorijos. Čia vienas nori nužudyti. Matote, žudimas pas Kainą kada prasidėjo? Mes jau žiūrėjome, ne? Antradienį, ketvirtadienį kalbėjome apie tai. Kada? Piktai pažiūrėjo? Ne, tai buvo mokymas. Jis turėjo savo įsivaizdavimą. Jis turėjo savo tam tikrą teologiją. Dabar nesakau, kad teologijos yra blogai, ideologijos yra blogai. Šitam pasaulyje tai yra. Bet mes žvelgiame į Kristų, kuris yra virš viso šito. Sako, įstatymo išpildymas. Ir kai mes matome tas gėrio blogio pažinimo medis, tai yra tas, aš sužinosiu, kas gera, aš turėsiu tą mokymą, ir čia šitas, o kas valgo kitaip, tas viskas. Ne, dabar tu valgai iš gyvybės medžio. Tu turi tai, pažiūrėkit dar kartą, 9 eilutė sako, nesvetimauk, nežudyk, nevok, neteisingai neliūdik, negeisk. Kartais mes čia kovoja žmogus daug metų, bet nepamatyti šito, supraskite, kad tai susijęs su meile. Meilė jam ir meilė artimui. Tu dabar nedaro meilę blogo, nedaro blogo, tai aš nekait, o nedaryk dabar blogai, ne, meilė nedaro. Kristus tavyje nedaro blogo artimui. Tu priimi žmogų. Kaip sakau, tu nustoji gyventi savo, tu nustoji trukdyti savo. O tas nesvetimauk, nežudyk, nevok, neteisingai, tai buvo taip, tai 10 Dievo įsakymų, dogma. Bet dabar tai tavo gyvenimas. Dabar tai tavo stalas, tu valgai tai. Mokyme, va šitam mokyme, kaip mes turime tą, religinį, žinokit, nėra vietos Dievui. O yra vieta kam? Būtent gera, bloga. Pažiūrėkime, dar grįžkime į Jono 6 skyrių. 6 skyrius jo, į toliau mes tada jau pereiname į mūsų eilutę, bet dabar žiūrėkite, 6:63. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Matote, gyvenimas, kaip mes tada žiūrėjom, išgyvenimas. Tai ne tik, kad gražų žodžiai gyventi amžinai ir taip toliau, čia yra išgyvenimas. Ir žodžiai, nemokymas. Taigi žodžiai yra išmokymo, ne? Vieni taip laikosi, kiti taip. Mėgaujasi Dievu, tu myli jį. Supraskite, kada Kristus ateina ir sako, jeigu tiesa padarys jūs laisvus, ne, kai mes skaitom šitą 6 skyrių, tai reiškia, kad dabar tau nereikia ginti ideologijos ar teologijos. Suprantate, apie ką turiu minty? Vėlgi, nereiškia, kad tai yra, čia ideologija, teologija, čia baisus dalykai. Ne, nereikia ginti jų. Mes turim irgi savo teologiją, mes kiekvienas turim gal savo ideologiją kažkokią. Mes supraskime, Dievo darbas yra keisti žmonės, ne mano. O aš tikrai atsiprašau, kad taip dariau. Iš Biblijos pamokslaudamas ir griežtai sakydamas, tai yra blogai, taip, matau, kad jūs negyvenate taip, o reikia gyventi kitaip. Ir noras pakeisti. Ir tai daro religija. Mūsų darbas mylėti žmonės. Dievo darbas yra keisti. Ir Dievas turi laiką kiekvienam.
Tada tai ką aš dariau, gal daryti, ką nori? Aš darau, ką noriu. O ką noriu, kaip mes ir skaitome. Vykdau jo valią, arba būsiu nepatenkintas. Būsiu kritiškas. Kitas kitaip daro. Supraskime, nes, matote, kodėl sakau, čia tas teologija yra tik tai rėmas. Koks yra Dievas, kaip aš pasakau, taip, Dievas Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia. Yra ta sąjunga, kurį mes turim Naujas testamentas, ar net tai reiškia sandora, bet Dievas yra beribis apreiškimas. Nes kodėl, kai mes skaitome, čia važiuokite dabar, kai vyko ta diskusija, ar ne, kai klausimas, dabar 7:15, pažiūrėkime tą jau diskusijos kulminaciją, iš kur žino raštą visai nesimokęs. Jėzus jam atsakė, mano mokslas ne mano, bet to, kuris mane siuntė, kas nori vykdyti jo valią, supras, ar tas mokymas iš Dievo, ar kalbu iš savęs. Ir toliau Jėzus sako, išeitis kokia. Ne tai, kad išeitis, bet dėsnis toksai. Kas iš savęs kalba, ieško savo šlovės. Matote, tos kategorijos žmonių, nes aišku, tai pradžia buvo dar nebuvo dvasia nužengusi ant jų ir tie žmonės ieškojo, norėjo gero, bet išeina vis tiek taip. Ir dabar pažiūrėkite toliau, kuris ieško jo siuntėjo šlovės, tas teisus ir nėra jame neteisybės. Tas teisus, nenusidėjėlis, bet teisus. Tai kaip čia? O taip. Tas teisus, todėl, kad jis ieško šlovės. Ta šlovė tai ir yra jau tas paragavimas, kai tu pamatai tą meilę. Tada tu priimi žmogų. Matote, ieškoti jo šlovės, tai reiškia tapti laisvu, nes jis myli. Štai kas yra ta gyvybė. Štai kas yra ta duona. Dabar pamatykime, kad dar kartą sakau, Dievo darbas, aš šiandien ką noriu pasakyti, yra keisti žmonės. Mano darbas – mylėti. Atrodo, likti atskirai. Ne, čia viskas kartu veikia. Palauk, bet ašgi noriu... kontroliuoti. Ne. Kad keistusi. Palauk, Dievo darbas. Dievo darbas tai yra. Dabar pasižiūrėkime į tas mūsų gyvenime. Ne, bet kas jau įtikėjime yra daug ten metų. Ne, beveik visi daug čia esantis. Ne? Ar matėte, kad žmonės skirtusi, tikintieji? Ar matėte, kad vaikas su tėvu pyktusi? Ar vienas kitą kritikuotų? Būna taip, ar ne? Atskiriam vienas kitą. Iš kur tie ginčiai, iš kur tie susiskaldimai, iš kur skyrybos? Būtent, kada tu nepriimi žmogaus. Kada tas yra kontrolė ir kritika. Supraskite, kodėl skyrybos yra? Todėl, kad, aš taip galvoju, aš noriu, kad jinai pasikeistų. Aš laukiu, kad jinai pasikeistų ir nesikeičia. Tada kas vyksta? Nepasitenkinimas. Ir tas pats. Ir, atvirkščiai, tas pats. Jeigu mes kontroliuojame arba kritikuojame, meilė nepasireikš. Mes priimame, leidžiam Dievui veikti, o Dievas, leidžiam, tegul jis veikia, aš neutralus. Ne, jis veikia per tave, per mane. Matote, čia yra tas bendrystė su jo sąjunga. Jis keičia iš tikrųjų žmonės. Bet mano darbas mylėti. Jis mane keičia. Ir tas ir yra. Kodėl skyrybos, skilimai, tos schizmos bažnyčiai būna, disciplinavimai, ir netenai, arba tėvas su vaiku nesusikalba ir vienas kitą vos neprakeikia, ne vos, iš tikrųjų kartais prakeikia, bet aš ką noriu pasakyti, kontroliavimas ir kritika. Ir ką mes matome čia dabar žodyje, ieško savo šlovės, bet ko žmogus ieško? Ko mes ieškome? Dievas keičia, kai mes parodome meilę. Tu rodai meilę? Dievas keičia, kaip mes įskaitėm Romiečiam 13 skyriuje. Bet tos, kaip sakyti, tokios, tie kūno darbai, tas pavydas, neištikimybė, jie dingsta. Todėl, kad tu myli, tu turi santykį, tu priimi kitą žmogų. Bet vėlgi, tu nuo to matymo, koks yra Kristus. Kai mes bendraujame, kai mes laužome duoną, tai reiškia valgome, geriame. Bet supraskite, tai ir yra tas, suvokimas, mes atrodo, apie dovanas čia kažkada vykdavo diskusijos, ne? Jeigu tai paprastai. Palikti tos visus žaidimus apie dovanas. Pradedate, kas buvo ten, ne kokios ten super dovanas, ne. Tu dovanoji meilę.
Ir nesakyk, kad jos neturi. Supranti? Ir aš tai suprantu pats, aš savo kalbu. Aš dovanoju meilę, nes toks Dievas. Jis padovanoja save. Ir šiandien, kai mes susirenkame, neįtikinti, keisti, taisyti, tai yra šventosios dvasios veiksmas. Mano veiksmas mylėti. Tai ką meilė dabar tokia? Aš kartais įsivaizduoju, toks gerutis, toksai švelnutis visada. Ne. Ir taip, bet tai yra širdis tavo. Suprantate, mes galvom, tai taisyklė, toks aš turiu būti. Ne. Aš gyvenu su juo. Sąjunga su juo. O tai čia yra tas, žiūrėkite, žydai kokius turėjo santykius. Čia mes šitam ką tik skaitėme dabar, 7 skyrių. Kas ten toliau vyko. Pažiūrėkite. Apie tą šlovę 18 eilutė, sako, nėra jame neteisybės, nes tas teisus. Toliau. Paaiškina, būtent žydiška sandoros kalba, toliau Jėzus nuo 19 eilutės. Argi Mozė nedavė jums įstatymo? Tačiau niekas iš jūsų įstatymo nesilaiko. Kodėlgi norite mane nužudyti? Žmonės atsiliepia, ar tu demoną tu turi? Demoną? Kas kitą nori nužudyti? Tai yra kasdienybė. Tada palauk, bet taigi čia labai jau čia baisu, čia pikdžodžiavo jam. Jeigu tu kitą žmogų prakeiki, nepriimi, tu tą patį sakai, kad jis turi demoną. Matote, nužudimas tai yra atskirimas, nenoras turėti santykių. Aš nesakau, kad dabar mes su visų pasauliu viską turime santykius. Ne. Aplinkybės Dievas duoda. Dievas duoda to artimų žmonės. Dievas davė bažnyčią, ekleziją, tai reiškia įskyrė tau žmonės. Brolis ir seseris, atrodo visiškai netobulus pagal tavo įsivaizdavimą, pagal tavo tas ideologijas visas, filosofijas. Bet tu tai palieki. Nes tu mėgaujasi dabar Dievu. Tu dabar prieini prie šito stalo. Ir toliau pasižiūrėkite, Jėzus atsako, aš padariau tik vieną darbą. Ir jūs visi nustebote. Mozė jums davė apipjaustymą, nors jis kilęs ne iš Mozės, bet iš protėvių. Ir jūs apipjaustote žmogų per šabą. Jeigu žmogus apipjaustama šabo dieną, kad nebūtų sulaužęs Mozės įstatymas, tai kodėl pykstate ant manęs, kad aš visą žmogų išgydžiau per šabą? Ir taip toliau. Nepasitenkinimas. Kodėl, žinai, iš vis, skaldosi bažnyčios, kodėl? Todėl, kad turime kažką tai savo, aš kitaip, tas galima nevalgo, mėsą valgo, šeštadienis, suknelės, skarelės, muzika, taip toliau. O Dievo darbas yra keisti žmonės, kai mes mylime. O tas Dievo darbas, kaip čia sakau, darbą padariau. O jis padarė ne vieną darbą, jis daugybę darbų padarė, ne? Bet jis tą darbą, jis pamatė, kas jį supiktina. Ir jis jų kalbą pasakė. Ir dabar pasižiūrėkime paskutinę eilutę šiandien, bet noriu pamatyti, kad apie meilę, apie ką čia Jėzus ir kalba. 7 skyrius, 37 eilutė. Paskutinę didžią šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė. Jei kas trokšta, tai ateina pas mane ir tie geri. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės. Šiandien Jėzus kviečia prie stalo. Valgyti, gerti. Ir apreiškimo knyga tai baigėsi, atsimena, dvasia sužudyti nekviečia. Bet dabar pamatykime dar kartą, kas trokšta. Yra 2 norai. Šiandien mes juos skaitome, 2 norai. Vykdyti jo valią arba kritikuoti. Bet jeigu tai rimtai pasakyti, nužudyti. Aš nenoriu žudyti. Kodėl žmonės nustoja bažnyčiai? Aš dabar nesakau, kad čia bažnyčia viskas tvarkoja. Ne, religijų ne viskas tvarkoja. Žmogus ir nenori ateiti į šitą sistemą ten, kur jis taip blogai jaučiasi. Kaltė, o bažnyčiai dar labiau. Ir dėl to nenori žmogus eiti į bažnyčią. Taip dažnai būna. Bet aš vėlgi sakau, ne apie religiją dabar, ne apie tą sistemą, bet kalbu apie kas trokšta, tai ateina pas mane ir te geri. Čia Jėzus sako, bet dabar, ar tu gali savo brolių ir seserį tai pasakyti? Ateik pas mane, gerkime.
Kas trokštat? Matote, ateiti reiškia priimti. Taip, Jėzus čia kalbėjo apie save, bet dabar Jėzus yra mumyse. Ir kas mane tiki, va šitas pažadas, kaip aš nežinau, mes tiki, tai reiškia bus taip ir taip. Ne? Ten, pavyzdžiui, charizmatai sako, tada bus sveikas žmogus turtingas. Baptistai sako, tenai dangui būsiu, ten dar kažkas, ten, ne? Bet čia, žiūrėk, kas tiki iš jo vidaus, plus gyvojo vandens upės. Ir tai eina per visą Naują Testamentą, tai eina per 2000 metų. Nuo to laikotarpio, kai šventoji dvasia, toliau mes to eilutę, ne, buvo kalbama, šventoji dvasia dar nebuvo nužengus, dabar jinai yra nužengusi, tai yra faktas. Ir faktas neišmoktas knygoje, tai faktas yra širdyje įrašyta. Patiri, kad tas gyvasis vanduo, tu patiri, kai žmogus kalba. Ir ateina nesmerkimas, gąsdinimas, žmogaus pasmerkimas, bet paguoda, padrasinimas. Kaip mes skaitėme Romė 113 skyriuje, va tas didysis įsakymas, ir tas didysis įsakymas eina Evangelijose. Jėzus tik apie tai ir kalba, kai tas turtingas jaunuolis nuliūdo. Kodėl? Jis netgi pritarė, taip tu tiesą pasakėjai, bet labai gerai, teisingai pasakėjai Jėzų, bet jis nuėjo nuliūdęs. Ar matot mintį? Pagavote, ne? Kas yra svarbiausia, bet tas gyvoji duona, ne fizinė. Tai aišku, fizinė, Dievas viską duoda ir tai. Jis duoda. Jis davė mums tai, tas dovanas, mes esam dovanos. Bet kai mes matom šią 308 eilutę, kas tiki. Matote, tikėjimas tai galimybė pamatyti, ne pats tikėjimas išgerti, tu pamatai, taip, pamačiau, atsivėrė akis. Bet dabar gyvenimas. Ką tu pamatėjai? Pamatėjai meilę, pamatėjai tai, kas tave išlaisvina nuo nuodėmių. Tai, kad tu dabar esi jame. Jis tavyje. Ir tada kontroliavimas ir kritika baigėsi. Tada plūsta gyvojo vandens upės.